girl in a black denim, bitch face just to match my necklace. Rolling down in a black Mercedes, glammed up to cover my tears. I'm crying for you. Bitch broke my heart, won't take my attitude. Yeah. And drinks, bitter to sour, probably having a fling in an hour. Bitter to sour, why you hitting me up like what I gotta do? Do you expect me to die over you? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? I won't journal my feelings, got straight into healing. Don't fuck with the me thing. I'm in my own zone. I don't need nothing more. Petty DMs, Zaris and calls. You and your broskies can't take it off. Smiley emojis, I already brushed you off. And drinks, from bitter to sour, probably having a fling in an hour. Bitter to sour, why you hitting me up like what I gotta do? Do you expect me to die over you? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? 911, what's your emergency? Oh hi, I have a problem. Bitch gone mad, started a carbon. Good girls will get their almond. Bye, bitch. Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? Is that what a good girls do? Is that what a good girls? LRT Opus. Melomanas klauso. Labas visiems, kurie laiką leidžiat su LRT Opus, čia laida Melomanas klauso. Šinga Ramoškaitė jūs sveikinu. Jeigu įsijungsit vaizdo transliaciją pas mus portale lrt.lt, tai pamatysit, kad ir svečias melomanų melomanas ir šokėjas, galėčiau sakyti, sėdi čia jau mūsų studijoje prie mikrofono. Šarūnas Širvinskas, labas. Labas Inga, sveiki LRT Opus klausytojai. Labai malonu, ačiū, kad pakvietei. Man irgi labai malonu, juokavau lipdama čia su tavimi studiją, kad labai daug reakcijų susilaukė tavo žinia tarp draugų, kad tu ateisi į šitą laidą ir dalinsiesi muziką. Tai jauti tą tokį spaudimą ar labiau čia žaidimas, ką tu grosi, kas ką atspės? Geras klausimas, šiaip jaučiu labiau palaikymą, nes iš tikrųjų dauguma draugų irgi, manyčiau, yra melomanai, klauso panašią muziką arba bent prijaučia. Tai dabar dauguma dainų šitų gabalų, sakykim taip, kuriais pasidalinsiu, manau, patiks jiems. Tikrai tikiu, kad patiks ir atgamins gal ir prisiminimus, tokia šiek tiek laiko mašina, nusikelsime į kažkokius laikus. Tai papasakok tiems, kurie neskaitė ir mūsų pristatymo socialiniuose tinkluose, kaipgi sekėsi tau dėlioti grojaraštį ir ką tu čia papasakosi mums. Tai kaip ir kalbėjom, nostalgija, stiprus jausmas, tai bandysim ją sužadinti per mūsų visą šitą valandėlę, per grojaraštį. Iš tikrųjų galvojau, kaip pateikti, kaip jį parinkti tą grojaraštį, ar per vinilinių plokštelių kolekciją, kurią jau kaupiu nemažai metų, sakykim taip, ar per Spotify'ų ten, kur daugiausiai klausau, bet priejau išvados, kad tokią laiko mašiną jungsim, kaip ir gerai pasakėjai, ir bandysim pereiti nuo šokių, sakykim taip, kai jau tapau pilnametis, kai pradėjau lankytis klubuose, kaip aš manau, kokybiškose klubuose ir kaip visas tai branda įvyko ir kur mes esam dabar. Tai tu esi iš Palangos, kokiame muzikinėme fone augai iki tol, kol pradėjai tuos klubus vaikščioti?
Oi, muzikinis fonas buvo įvairus, tėvų įtaka, taip toliau, bet pavyzdžiui ir Queenus labai klausėm, labai mėgo mama, taip toliau, tai nesakyčiau, kad vien tik blogai, bet, Palanga, kaip ir kalbėjom, turėjo tą šleifą mūsų Basanavičiaus gatvės, bet paskui pradėjo paauglystėje kurtis ir geresni klubai, tai ta pati Šachmatinė, kur vėliau tapo Gravity, Exitas buvo kokybiškas, su tikrai gerais vardais atvežamais. Bet buvo, sakykime taip. Kokie tavo apskritai pirmi prisiminimai, kai tu jau savarankiškai pradėjai pasirinkti muziką, ką tu rinkai įsiklausyti? Ta tokia pati pradžių pradžia, ne tėvai, ne kažkas tiesiog. Tais laikais, kaip sakant, nebuvo jokių tų platformų, tai mes dalindavomės muziką, kai kas dalindavosi, kai kas laikydavo savo, bet aš prisimenu su draugais DJ Kiksus kolekcionuodavau, kompaktus įsirašinėdavom, taip toliau. Kažką, ką išgirsdavom klubuose, jeigu kažkas turėdavo, Shazamo nebūdavo, reikėdavo spėlioti, klausti, kas ten kaip yra. Iš pradžių kolekcija, paskui jau tai viskas, nuėjo platformas, sakykime. Ką turi elektroninė muzika ir ta, kurią čia atsinešė, kurios klausaisi, kad jinai tave patraukė, kad nėra čia dabar sudėliotas kažkoks alternatyvios, nežinau, gitarinės muzikos grojaraštis? Mėgstu ir gitarinę muziką, ta prasme, turiu plokštelių tikrai nemažai ten su Kings of Leon, esu didžiulis fanas ir panašiai, bet šiandien yra penktadienis, įžanga į vasarą, tai, manau, automobiliuose kažkur pasigarsinam ir pasitusinam. Čia dar iki galo neatskleiskim tos paslapties, bet Kings of Leon kažkokiu skambesys čia kažkoks tai bus, bet kuo tada atidarysim? Grojaraštį Kings of Leon šiek tiek vėlesniam laikui palikdami. Grojaraštį atidarysim daina, kuri pas mus Vinampose vadinosi ajajai.mp3 ir tik po to, kai atsirado, gal ne po to, bet sužinojom tikrą pavadinimą, tai yra Smoke City ir Mr. Gorgeous, bet tai bus swing vocal mixas. Kokį laikotarpį primena tau šitas kūrinys? Tai yra auksiniai Palangos Šachmatinės klubo laikai, iš tikrųjų ten visi, jau kai bus priedainis, suprasit, kaip mes dainuodavom, ajajajajai. Gerai, tai atidarykim tavo grojaraštį, tikiu, kad tavo draugams tikrai patiks ta muzika. Mr.
Man atrodo, Šarūnai pakėlė čia ir savo draugus ir klausytojus, kurie koja ant kojo sėdi, susidėję ir klausosi opuso su šituo kūriniu. Kiek paties gyvenime dar tų šokių likę, mes čia taip tokius istorinius kūrinius grosim ir pasakosi, kaip pradėjai eiti į tuos klubus, tai kiek dabar nueini ir kiek tas šokis dar tau reiškia? Šokti reikia visą gyvenimą, aišku, tik tai aplinkybės kartais pristabdo tave, bet šokam, stengiamės šokti ir su draugais, stengiamės šokti ir su žmona, stengiamės šokti ir su vaikais, ta prasme, tai būna rečiau, bet visada šokom ir šoksim. Sena muzika čia puikiai dera, visa ta istorija. Kiek naujos muzikos pats ieškai, stengiasi sąmoningai tai daryti, skiri tam laiko, o ne tik kažkur išgirsti, tai ar pasikliauji gal tiesiog algoritmų to paties Spotify'us? Jeigu tiesą pasakius, tai ne, iš tikrųjų nei laiko yra pačiam ieškoti, dyginti, nei panašiai, bet opusas labai tiesiog daug suteikia peno muzikai ir Shazamas pasitarnauja tam ir tada meti savo playlistą ir paskui įsijungi. Yra skirtingi playlistai, ramesniam laikui, darbui, vakarėliam ir panašiai. Grįžtant prie vakarėlių, apie šachmatinę kalbėjai čia prieš pirmą kūrinį, tai tiems, kas tuo metu nesilankė šachmatinėje, kaip aš pavyzdžiui, gali papasakot, kas ten vykdavo, kokia atmosfera ten būdavo, kuo ta vieta buvo ypatinga? Šachmatinė tai man toksai yra kaip klubas, ten irgi būdavo rūsys, ten būdavo anksčiau net kaip ne juostelės, bet štampai būdavo, uždėdavo, tu prie neoninės šviesos tiesiog parodai štampą, praeini, sienos būdavo tokios paminkštintos, kad garsą izoliuoti, nes viršui būdavo viešbutis, turbūt dar dabar yra, ir tiesiog daug dūmų, daug šviesų, geras garsas ir kokybiška muzika būdavo. Kokie žmonės rinkdavos ir apskritai ar turėjai tokių bendraminčių iš savo rato, iš savo miesto? Taip, pas mus draugai tikrai jau ateidavo penktadienis, tai jau žinodavom, kur bandysim patekti, nes ten nebūdavo lengva patekti. Man būdavo 17, kai aš pradėjau lankytis, tai tuo labiau, bet kažkaip, gal ne kiekvieną savaitgalį, bet pavykdavo ten nueiti. O viduj tai ten face controlas stiprus būdavo, tai neprisigirinkdavo nepageidaujamų žmonių, tai viskas ten būdavo tvarkinga, bet išėjus į lauką jau Palangoj, tais 2000-aisiais nebūdavo labai saugu, sakykime. Kada prasidėjo išvykos į Klaipėdą ir į ten veikusius klubus, jau tos muzikos klausyti ir ieškoti kažkokių didesnių vardų, nežinau, žmonių naujų? Tai, kadangi gyvenam Palangoj, mums tai kaip ir mažas miestelis atrodė, Klaipėda jau gaudavosi kaip didmiestis. Visada girdėdavom apie klubą Dada. Man pačiam Dadui taip ir neteko apsilankyti, bet jis buvo pervadintas į Globalą. Tai Mindaugėlis rezidentas, Marius Ivanov pamenu. Tai kai jau man stuktelėjo 18 metų, aš pusę metų dar mokinaus 12 klasiai, tada jau turėdavom teisės, automobilius, kažkas pasiaukodavo, nuveždavo, parveždavo ir prasidėdavo jau tokie, sakykime, stipresni, progresyvi muzika prasidėjo, tokia progresyvi house muzika. Nes šachmatinė būdavo tokia, kaip prieš tai klausėm, labiau tokia, sakykime, lengvesnė. Kai vaikščiai tuos vakarėlius ir tos muzikos klausėsi, buvo tau minčių, kad ir pats nori stoti už didžėjaus pulto, groti, kurti? Laukiau šitą klausimą. Iš tikrųjų laukiau. Bet tai pasakysiu, kad ne. Nes aš esu gal ne tai, kad nusvilęs, bet sakykime taip, lankęs teatrą ir dabar, jeigu aš einu į spektaklį, aš matau scenografiją ir žiūriu, kaip kada kam reikia išeiti ir panašiai. Tai aš niekada nebandžiau profesionaliai groti, esu, aišku, paėmęs, bet nes jeigu aš ateisiu į klubą, aš galvosiu, jis ten ne tą paspaudė, jis ten ne tai padarė. Ne, aš noriu šokti. Aš noriu pamiršti savo problemas, aš noriu atsipalaiduoti ir tiesiog pasilinksminti. Tai, kaip sakant, nenorėjau, kad man muzika pavirstų irgi į tai, ką aš išmanau ir kaip ir darbas, sakykim, taip. Gerai, einam prie dar vieno kūrinio. Kokį laikotarpį čia atspindės, kokią vietą galbūt yra situacija? Tai čia nėra pats stipriausias kūrinys, bet šiek tiek, sakykime, stipresnis negu Smoke City. Bus Huda Funk, Sting Me Red. Tai čia yra globalo, kaip mes sakydavom, era ir ten mes smagiai rėkdavom ir šokdavom per jį.
better when you see what you've done? Ain't it better when you're not on the run? Ain't it better when you see what you've done? Ain't it better when you're not on the run? Bring it here if you got something to say. How dare you tell 'em you're a friend of mine? You make 'em think that your business is clean. You think you're slick, but you're out of line. Sting me red, feel fire. Live my name, I'm no liar. Sting me red, feel fire. Live my name, I'm no liar. Oh, you think you're so clever, clever, clever. Got me tripping on the he say, she said. I can't believe what you did, what you said. You got me tripping on the he say, she said. I can't believe what you did, what you said. Don't you know I'll put the hush on you? Yeah, my rap will hit you like a brick, baby. Lift your head when I'm talking to you. You think you're slick, but I got you, baby. Sting me red, feel fire. Live my name, I'm no liar. Sting me red, feel fire. Live my name, I'm no liar. Oh, you think you're so clever, clever, clever. You're so clever, you can't break me, never. You think you're so clever. You think you're clever, you think you're so clever. You're so clever, you can't break me, never. You think you're so clever. You think you're clever, you think you're so clever. You're so clever, you can't break me, never. You think you're so clever. You think you're so clever, Jūs klausotės LRT Opus.
Kaip eina laida Melomanas klauso, Šarūnas Širvinskas šiandien jums padavė muzikos ir koks tai buvo kūrinys, sakai, geras kūrinys, linksi tą galvą, kaip suprantu, gerus laikus primena, tai papasakok. Čia taipogi globalo eros gabalas, Chicken Lips, Hinotin. Čia buvo būtent radio versija, trumpesnė, yra žymiai ilgesnė, bet tas ritmukas legendinis, kas jį žino, arba dabar sužinojo, manau, patiko. Taip, tikiuosi ir tikiu, kad patiko. Ir čia mes nuo Klaipėdos pereinam jau į Vilnių, persikėlė gyventi į Vilnių. Tai kaip prasiplėtė ten tavo renginių patirtis, muzikos pasirinkimai, kompanija, žmonės kažkokie? Vilnius, kaip sakant, išnešė, įsuko į tą jau didybę Vilniaus pasirinkimų ir taip toliau. Gerai, kad nepaklydau jame. Bet dabar mes būtent pakalbėsim apie pirmąjį tokį rimtesnį, sakykime, festivalį, kurį patekau atvažiavęs į Vilnių. Aš buvau išvykęs po pirmo kurso darbuotis trumpom į Airiją. Grįžau ir man kažkas iš draugų pasakė, atvažiuoja, ten į Trakus bus nerealus, ten festivalis, privalome eiti. Ir tuo pačiu į Ledo rūmus DJ Saša atveža, ten jisai DJ'vis, ten legendinis, turime eiti. Einam, ten užsidirbęs šiek tiek pinigų, ten kainavo tais laikais gal 100 litų, atsimenu, ar kažkas. Tai buvo labai, kaip sakant, brangu, bet pasiteisinęs reikalas. Tai tą Trakų renginį, kaip atsimeni, ar sakė, kad bus puikus renginys, privalai dalyvauti, ar buvo ten taip gerai? Buvo, ta prasme, šiaip šleifas tas Trakų Pure Future nieko yra gero, bet būtent tie pirmieji, kai dar neprisirinko ten, sakykime, nelabai draugiškų žmonių, buvo tikrai nuostabus, ta prasme, ta atmosfera, pily, tos šviesos atsidaužantis. Garsas šiek tiek gal nebuvo tobulas, nes vis tiek atsidaužė sienas, bet ta emocija ir vieta tikrai padarė didžiulį įspūdį. Kas be muzikos tau dar svarbu vakarėlė, kad tas vakarėlis geras būtų ir tu sakai, būtų verta ten eiti? Be muzikos taip bendras vaibas, kaip čia pasakyti, bendra atmosfera. Žmonės labai daug duoda. Muzika, žmonės, draugai, ir pačią nuotaiką tikriausiai. Ar tuo metu tu jauteisi kažkokiai bendruomeniai priklausantis, ar tu toks tiesiog eini į vakarėlį, su kuo kažkuo pabendrauji ir ta muzika nebuvo toks jau labai jungiantis bendruomeniškas dalykas? Ta prasme, kad kažkokia bendruomeniai ten mes kažkur registruoti, tai tikrai ne, bet tu jau Vilniui, kai pradėjai lankytis tokiuose renginiuose, jau matydavai tos pačius veidus tiesiog. Tu ten susipažindavai jau socialiniuose tinkluose, jau vienas kitą matydavai, ką veikia, matai, kur jie atendina, taip toliau ir toksai susidarė tavo burbulas būtent tos muzikos tų renginių. Ir iki šiol jis yra išlikęs. Bet ar manai, kad palyginti su tais laikais, apie kuriuos čia pasakoju, dabartinė ta naktinio gyvenimo kultūra praradus kažką yra, ar kaip tik labiau pažengus? Ir taip ir ne, viskas keičiasi. Be abejo, man atrodo, kad tais laikais gal buvo kažkaip kitaip, gal geriau, bet kažko trūko, bet ne, dabar yra nuostabu, dabar kas vyksta su klubinė kultūra, viskas yra puiku. Kokie vardai atvyksta, kokie renginiai ten vyksta, kokiose vietose, tai viskas yra puiku ir tegul taip toliau būna. Dabar irgi ta tendencija tokia ryški, kad atveža ir tuos vardus, kurie anksčiau buvo žinomi ir garsus, ir DJ Saša, tas pats ir kiti. Ar ateini dar jau pasiklausyti, ar palieki tą praeičiai ir tiems geriems laikams kažkokiems? Jeigu turiu galimybę, tai taip, bet dabar visur, kur norėčiau, neįmanoma nueiti. Tai tiesiog tenka pagal aplinkybės atsirinkti, bet jeigu galėčiau, nueičiau, bet gyvenimas. Kitas kūrinys kaip ir yra grupės Kings of Leon, kurią mes minėjom laidos pradžioje, tai jie irgi turėjo, ar ne, koncertą? Turėjo. Buvai? Buvau, skaudi tema. Man irgi tai įdomu, ar tą pati galėsime eterio metu pasikalbėti. Bet čia turėsime ypatingą tokį kūrinį, tai papasakok, čia tikrai tų tokių klasikinių gitarų mes čia neišgirsim. Taip, tai čia yra būtent kūrinys paimtas iš DJ Sašos seto, kuris buvo Ledo rūmuose. Tas setas buvo, ta prasme, antiek profesionalus, aš nebuvau tikrai girdėjęs nei Klaipėdoj, nei Palangoj, tegul nieks neįsižeidžia, bet jis buvo antiek profesionaliai padarytas, aš paskui jį ten buvau radęs, man atrodo, ar YouTube ir kažkur ten prasideda nuo varpelių, įsibaigėja, ten nuslūksta, žodžiu, pro lygio, kuris man paliko didžiulį įspūdį ir pasiklausykim dainos, kuri ten labai man įstrigo.
Jūs klausotės LRT Opus. Dviejų pasaulinį pripažinimą pelniusių gitaros virtuozų – italų meistro Andrėjos Monardos ir išskirtinėmis interpretacijomis garsėjančios Danguolės Lingytės koncertas, kuriame skambės tiek klasikinės gitaros šedevrai, tiek šiuolaikinės muzikos kūriniai. Birželio 6 dieną Muzikos magijos klube. 20-oji Lietuvos dizaino savaitė. Ieškokite balanso tarp estetikos ir funkcijos. Birželio 2-8 dienomis. Programa ir dizaino žemėlapis dizainosavaitė.lt. Naujojo Orleano vėjai. Lietuviško džiazo burės ir Nemunas. Vilkijos džiazo festivalyje Vilki Jazz. Birželio 6-7 dienomis Vilkijos estradoje. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Kauno rajono savivaldybė ir kiti. Informacinis rėmėjas LRT. Vilniaus dailės akademija tęsdama tradiciją pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 3-14 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas. Klauso. Šiandien laidoje grojaraštį jums sudėliojo Šarūnas Širvinskas, Mantvydas, kuris irgi buvo šitoje laidoje svečio kėdėjai, dėliojo jums grojaraštį, irgi siunčia linkėjimus dėl to, kad apie tą kitą kūrinį prieš tai skambėjus jau sakė, kad baisus ir kad nostalgija baisi. Tai tikrai gera, kai taip rezonuoja ta muzika. Kokį, nežinau, gal prisiminsi, koks dabar iš naujų, neseniai išgirstas kūrinys tave kažkaip irgi pagavo, kad negalėjai paleisti kartoji, sukai šimtus kartų, arba wow, tas efektas toks buvo? Geras klausimas. Dabar, kai šiek tiek jaunos, tai turbūt sunkiai atsiminsiu, bet paklausysim vieną iš jų, kuris tikrai praeitą vasarą labai labai užkabino, tai aš jį paminėsiu vėliau ir jis tikrai sukau labai daug, tai bet čia bus dar sekantis. Tikiu, kad daug kas yra sukę ir kitą kūrinį, kurį mes čia turėsim, tai irgi čia papasakok, nes kai pasižiūrėjau tavo grojaraštį ir pamačiau šitą kūrinį, galvoju, kaip aš jį seniai girdėjau ir kodėl aš jo nebeklausau. Tai kuo svarbus tau šitas kūrinys? Tai dabar keliamės jau po DJ Sašų Pure Future į Vilniaus klubo Opus sakau, Opium erą, ir kaip be abejo Opiumas be Manfredo, ir sekantis gabalas bus Natural Sugar Zombie Jungle, būtent Manfredo remixas, kuris yra baisus bangeris ir ta prasme neįmanoma nekrūtinti kojų klausant jo. Tau svarbu yra, koks žmogus kūrė, kas tas didžėjus yra, koks žmogus, ar svarbu visgi muzika ir kaip, nežinau, tą vakarėlį sukūrė tą nuotaiką? Svarbu muzika tikriausiai, bet jeigu tai prie to prisideda lietuviai, tai tiesiog paglosto širdį, dar maloniau klausyti ir dalintis. Kas iš dabartinių kažkokių didžėjų ar tokių muzikos prodiuserių tau dabar patinka? Manfredas tai toks, žinai, legenda, einantis iš kartos į kartą, smagu visada klausyti, o kas iš dabartinių laikų tau taip priimtinas? Jeigu turiu galimybę ir būnu šokiuose, kur groja Raudersas, tai visada lieku nenusivylęs ir šlapęs. Kuo patinka tau jo? Rauderso muzika, man ta prasme, ir jo kūryba, ir ką jis groja, yra dabar top notch, ta prasme. Gerai, Liudai siunčiam linkėjimus, o čia grojam jau kitą kūrinę. Opened up in him, he opened up in me. Yeah, I'm afraid to lips that way. But he's lying up there on the trail. I got hit in both legs. Pop smoke, 4-3. Pop smoke over here.
the kinds of questions that began to present themselves were just, the questions themselves were ugly. And I didn't want to know the answers. It's like banging on a door. You knock on a door, and the door opens slightly, and behind that door it's dark. And there's loud noises coming, like there's wild animals in there or something. And you peer into the darkness, and you can't see what's there, but you can hear all this ugly stuff. You want to step into that room? No way. You just sort of back out quietly, pull the door shut behind you, and walk away from it. That's what was going on. Those questions themselves were too ugly to even ask, let alone try to deal with the answer. Čia laida Melomanas klauso, Šarūnas Širvinskas dalyjasi jam ypatingais kūriniais, pasakoja savo istoriją. Galvoju, Šarūnai, kokioj keisčiausioje vietoje tu esi klausęs muzikos arba dalyvavęs vakarėlyje? Prisimeni tokią? Bam. Nu tai turbūt Trakų pily vienas, ta prasme, kad ten vyktų kažkoks klubinis renginys, aš nebūčiau galėjęs patikėti, tai grįžtam prie šito, tai ten ir įspūdingiausias, ir jeigu man būtų kažkas pasakęs prieš tą renginį, kad bus klubas Trakų pily, kuris yra ten paveldas, taip toliau, sakyčiau, jis juokauja, taigi ten sienos birės, ta prasme, bet pasirodo viskas suderinama. Kiek patinkančių atlikėjų, grupių, didžėjų vyksti klausytis į užsienį, ar visgi nesvarbu, laukia, kol atvažiuos, ir nesvarbu, ar Ričio Hotinas atvažiuos po 30 metų, ar kada? Kad dėl didžėjų vykti į užsienį, tai kaip ir nelabai, nes, tikrai yra tikimybė, kad ir pas mus atvažiuos. Ta prasme, jeigu gal nebus ant bangos, kažkada ta banga nurims ir labai tikėtina, kad pavyks prisišaukti ir Lietuvą, tai gal palauksiu, nes savo kieme šokti smagiausia. Gerai, tai dar vieną kūrinį turim, pagal kurį irgi bus šokti smagu. Tai iš kokio čia laikotarpio, ką tau primena, kas tai? Tai čia, kaip minėjau, yra tas gabaliukas, kurį sukau ir dar suku jau turbūt bus metai laiko, nes jį radau praeitų metų Opimo Ole festivalyje. Puikiai pamenu, kaip Aistė Regina jį grojo, iškart čiupau telefoną, šažam ir nepaleidau iki šios dienos ir labai noriu pasidalinti. Tai yra Extraterrestrial Satisfaction. Ten bus cinkelis, kurį išgirsit. Tęsi savo kelionės iš to festivalių toliau? Žinoma, jau bilietukai parašti, laukiam, nebedaug liko, šią vasarą vėl judėsim.
laida Melomanas klauso prie pabaigos artėja ir vienam kūriniui liko laiko, tai Šarūnas Širvinskas tuo jums pristatys ir čia iš karto klausiu, tai trumpesnė bus versija ar ilgesnė, svarbu tau, kaip suprantu, ilgesnė ta versija pagroti, mes taip ir padarysim. Tai kas tai bus? Labai gerai, kad bus ilgesnė versija, nes tie radio editai, kartais suvalgo daug geros muzikos iš dainos gabalo. Tai čia bus būtent irgi Opimo eros ir labiau Boiler Roomo, gal sakyčiau taip. Buvo nuostabus Vidžio V, jau grojo kaip V, performances su telefono rageliu ir tai vadinsis MK7, Dial Theory, Tony Slice remixas. Ir apie savaitgalį, apie artėjančią vasarą ir pašokam ir pasitusinam. Labai geri palinkėjimai čia iš tikrųjų. Tai paskutinis klausimas, kaip įsivaizduoji muzikos ateitį? Progresuojančią, tikiuosi į gerą. Gerai, tai tokius muzikos ateičiai linkėjimus jūs, ačiū visiems, kurie klausėtės, tai prisijunkite ir kitą penktadienį 14 valandą, o Šarūnas Širvinskas šiandien Melomanas buvo laidoti, ačiū tau labai, nepristačiau dar, kad ir Opuso klausytojas esi, tai irgi labai smagu, tai ačiū tau ir gero savaitgalio. Ačiū Inga, buvo nuostabu viso. Visiems irgi dar kartelį dėkoju, netrukus kolega Aivaras čia prisijungs ir papasakos jums apie muziką, visos laidos radiotekoje, lrt.lt portale, taip pat tinklalaidžių platformose, Spotify, klausykitės visur, kur jums patogu. Aš Inga sakau iki. Trying to avoid me, I just want to take you out.